Sveiki, čia Aida. Šiandien šiek tiek linksmesnė nata. Noriu pasidalinti tam tikrais įspūdžiais, kuriuos turiu per daugelį metų sukaupus apie mūsų klientus. Ir apie klientus apskritai. Ir kaip aš juos galbūt kartais pagalvoju arba paskirstau galvoje. Tai iš tiesų vieniems žmonėms yra viskas gerai, jiems visada yra viskas gerai. Net jeigu jie ateina į restoraną, pavalgo arba gauna kažkokią paslaugą, dažniausiai jie neturi jokių tokių nusiskundimų, sako, kad viskas buvo neblogai ir taip toliau. Kitiems žmonėms viskas yra įtartina. Pavyzdžiui, tai turbūt dienos pietus daromi iš atliekų, arba ten šitas kažkas ten tas. Tai tokie būna klientai, kur tu jau žinai, kad jie tokie gan priekabūs, prie visko kažkaip kabinėjasi, turi tokias skandžias frazes. Tai tiesiog galbūt ar to mažiau tokio leistis į diskusijas, leistis į kalbas, kad nesugadintų nuotaikos, nes iš tiesų dirbti ir aptarnauti žmonės nėra taip jau lengva. Tiesiog kartais reikia per daug neįsivelti į asmeniškumus su klientais. Tada yra visai toksai kaip indifferent arba viskam abejingas tipas, kur atėjau pavalginti, tai duokit ką nors, ten, vis tiek ten kažkas. Tai toks biški toks demotyvuoja kartais dėl to, kad tu nežinai, ką žmogų pasiūlyti, norisi, kad jam būtų gerai, nori, kad būtų skanu, nes kiekvienas žmogus valgo ir mėgsta skirtingus dalykus. Ir kartais tiesiog nežinai, nuo ko pradėti, kad kažkuria prasme tam žmogui įtikti arba tiesiog, kad jam būtų malonus tas apsilankimas. Šitas tipas toks yra ganėtinai vienaip gali pasikreipti, kad žmogus taps geros nuotaikos ir kad viskas buvo gerai, arba kad žmogus taps uždėlsta bomba, kur liktais nieko, liktais ne per daug emocijų, bet kažkas nepatiko, tada liktais ir neišreiškė ir tada gavosi, kad tapo problema pabaigoje. Na, aišku, yra ir tokių žmonių, kurie yra tiesiog jau pikti arba ateina nelaimingi, ateina išsilieti. Taip pat yra žmonių, kurie ateina pavalgyti kabutėse nemokamai, kurie sukelia problemą, kurios net nėra, bet tiesiog tam, kad išvengti konfliktinės situacijos, ją sprendi to žmogaus naudai vien dėl to, kad kitiems klientams netrukdytų. Na, aišku, taip pat yra problematiški ir intoksikuoti klientai, kurie per daug alkoholio vartoja, tai tikrai labai dažnai yra problema ir tikrai jau daug šalių taiko tą metodą, kad jau išgerusių gerokai žmonių tiesiog neaptarnauja. Ir pas mus tikrai yra buvę atvejų, kada net ir blaivietėje žmonės padaugina alkoholio, yra visą laiką tas etinis klausimas, ar aš dar galiu jam duoti arba nešti alkoholio, ar jau yra ta riba ir kaip žmogui pasakyti, nes kaip ir jo teisė yra vartoti alkoholį tiek, kiek jisai nori. Tai čia tikrai potenciali problema ir nemažai įstaigų sprendžia neaptarnauti tokių žmonių arba sakyti, kad mes jau dėja jums alkoholio nebeparduosime. Na ir tokių žmonių, kurie apskritai ateina tiesiog pasimėgauti, ateina tiesiog pasidžiaugti, pabūti su šeima, pabūti. Tai va tokie klientai tikrai yra nuostabūs, jie visada ir arbatpinigių palieka, ir gerai nusiteikę būna, ir šiaip tiesiog žmogiški. Tai va visada smagu sulaukti klientų, kurie yra draugiški, kurie pasisveikina, kurie labai paprastai reaguoja į viską, kas vyksta aplinkui ir nesureikšmina detalių. Tai apie tą detalių nesureikšminę, tai aš gal prasiplėsiu kitame video, pasakodama apie tai, kas yra svarbu žmogui maitinantis arba ateinant pavalgyti restorane ir, pavyzdžiui, kas vyksta pas mus ir kokių praktinių dalykų yra buvę.